Štai prasideda mūsų laida 25 valandos. Mes giname alkoholikų teisės ir kaimo idiotų gyvenimus. Štai prasideda mūsų laida. Mūsų iškvietė mūsų mielas kaimietis Juozas. Mes stengsimės jam patikėti, kaip galėtų. Todėl štai jo namas. Labą dieną. Išeikite, prašom. Prašom, išeikite. Taigi, kas atsitiko šitame jūsų kaime? Iš mūsų vagia malkas, mes prisipjauname malką ir vagia. Vat išvato mamo. Kas ten toks gyvena? Ten Petras gyvena. Gerai, eime, pasižiūrėsime, ką mes galime padaryti. Atidaryk! Štai išlindo. Labas, Petrai. Štai šitas mūsų draugas Juozas jūs kaltina, kad jūs vagite iš jo malkas. Ne, čia ne jų. Taip, bet jis sakė, kad ten jų malkos. Ne jų. Ar tikrai nemeluoja? Ne. Čia mūsų malkas, dar nemeluok, mes prisipjauname iš miško malko, o jūs vagia čia iš mūsų. Čia mano draugų davė. Jo draugas, bet prisipjaunate malką ir pėdžiau iš mūsų tas malkas, užklysot mūsų. Nu kada? Mes žiemą net nebeturim su kuo šildintis. Su bonkė. Tai, užboikinsi. Už ką? Tavo bonkė, ne mano? Ten nors mūsų malkas dar pavoksit, tai varys, mūsų gausit. O aš mentė. Mentė to gafuoja. Pamatysi, tu vagi malkas, už tai atsakysi tu man. O galiu paklausti, kas čia? Čia mūsų purvinas žmogelis. Sakykite, ką manote, kas iš ko vagia malkas? O tas Gunelis. Ne, mūsų operatorius nevagia malką iš nieko. Kuris ten iš šitų dviejų, kuris iš kurio vagia malkas? O šitas vagia. Taigi, Petrai, kaip suprast, kodėl vagiate malkas? Tėvė mano drauga. Tai sakėte prieš kokias 5 minutės, kad tai buvo jūsų malkos? Draugo? Tikrai labai įdomi istorija. Einam pamėginkime apklausti ką nors. Vis dėlto grįžtam. Tai, kur jūs bėgate? Pakomentuokite. Atidaryk duris! Atidaryk! Stojai! Gerai, užteks mūsų kaimo dramos. Kaip jūs jaučiatės, kai iš jūsų taip vagia? Pamatysit! Petrai, prašom, pakomentuokite savo vagystės malkas. Na mane draugo. Kas yra? Aha. Dėl, matot, mums nepavyks atgauti jūsų malkų. Dar šiaip turite dar kokių nusiskundimo savo kaimynų? Ai, tai jis naktį dar iš šiukšlės čia dėda prie mano mamėse. O čia mano medis, o tu čia dėdi šiukšlės. Čia ubagas medis. Ubagas čia mano, blėt. Mano medis, o jūs čia dėda, blėt. O čia išmedavė.